Kestam. Tai ką, gerai, sveiki Bostono Krabo žiūrovai. Turim tokį šiemet populiarų, net bendrai ką aš šneku, ne šiemet populiarų, visą laiką populiarų po naujų metų sportą Lietuvoje, Dakaro lenktynės. Nors mes esam, aišku, Bostono Krabos orientuoti į formulės transliacijas, bet kaip tik yra dėkinga pauzė. Gal čia kaip tik svečiuose turim ir pasikvietėm į svečius, profesionalą, sakykime, tokį, kuris domisi, reiškia, labai Dakaro. Tai man įdomu buvo ir pakalbinti, ir manau, kad ir mūsų prenumeratoriam bus įdomu pakalbinti. Tadas pas mus yra. Taigi. Ir ką aš čia norėjau sakyti. Tai aš žinai, kaip pagalvojau Tadai, kad greičiausiai, kad Dakaras yra, tiksliau taip, formulė yra automobilių sportas numeris 1, aišku, tu su to nesutinki, bet tarkime, ne? Bet gaunasi taip, kad Dakaras prisitaiko, formulė padarė pauzę ir Dakaras nelenda kažkur, kur vyksta formulė, jis per tą pauzę, reiškia, ir vyksta Dakaras. Ar čia ne taip? Tai žinoma, kad yra šito dalyko, bet nesutinku, šiaip sutinku, tai formulė, kaip sako, ten karalienė ir karalius ir klasikinis ralis ir formulė, karalienė ir karalius. Tai aišku, Dakaras turbūt arčiau negu klasikinio ralio, negu formulės, bet tai aišku, čia dar kita disciplina, kuri turbūt neturi tokių titulų ir neturi tokių žiūrimumų ir tokio susidomėjimo, bet aišku, aš manyčiau, kad, aišku, bent jau iš mūsų burbulo Lietuvos, tai sparčiai populiarėjantis per pastarąjį 10-metį, ten ženkliai dabar. Pagal apklausas Lietuvoje ten matom, berods virš 90% žinomumas yra Dakaro, kas iš vis kažką apie jį girdėjo. Bet kalbant apie tai, ką sakot apie sezono metu, kaip išsidėlioja metuose, tai be abejo, aš aišku negaliu pasakyti, kad čia būti 100% taip yra ar nėra, bet aš manau, kad tikrai taip turėtų būti, dėl to, kad vis tiek laikai tokie, kad viskas remiasi į pinigus. Ir natūralu, kad dabar jau Dakaras ir su FIA ir su visais didžiausiam organizacijom yra kartu. Ir aišku, ten yra pinigai ir be abejo, kad jie nori pritraukti visada dalyvių, gamyklų iš paskos ir žiūrovų. Tai ir lygiai tos pačios žvaigždės atvažiavusios iš klasikinių ralių. Taip, palauk, tai Alonso. Alonso, jo, tai buvo čia, kai pauzė buvo padarė. Tai, oficialiai tai yra aišku, visi ten ateina vienodi, bet iš tikrųjų, kaip pasiklausai, kas šneka žmonės iš ten, tai vis viena, yra labiau laukiami prie jų, labiau prisitaikoma prie kažkokių didžiųjų komandų, taip kaip Saudi daug aistrų kėlė, nes jį buvo didžiuliai biudžetai, daug priinvestuota, tai ten netgi pakeitimai vidury varžybų buvo. O dabar aš atsimenu Audi, ten kažkas buvo, jie ten elektriniai buvo vien tik tai, ar dabar jau Jie buvo hibridiniai, sakykime taip. Jie važiavo tik elektros varikliu, bet jie turėjo nebeprisiminsiu techninių, berods gal 2 litrai turbo ar kažkokį varikliuką benzininį, kuris dirbo kaip generatorius. Tai jie ten pravažiavimuose be abejo galėdavo važiuoti tyliai, kaip elektra važiuodavo, o kai prieš startą, aišku, jis veikdavo ten pilnu pajėgumu tas benzininis variklis, kaip kiti juokavo, kad tas elektra tokia su benzino kvapeliu pravažiuodavo. Ten dėl nuo to benzinio variklio ten garsas buvo ne ką mažesnis negu, čia gal mažesnis, nemažesnis, bet buvo didelis, ta prasme garsas nuo to. Tai jie važiavo, iš esmės Dakaras eina į žalumą ir eina tą kryptimį. Dėl to, kad dėl ko, čia turbūt savame aišku dėl ko, nes irgi jie turi
jie turi eiti tą kryptim, nes visi eina tą kryptim. Taip, taip. Ir aišku, jie turbūt šitoje vietoje jau taisyklių savo nenupieš, jie turi taikytis. Tai ir formulė, irgi formulėgi bando, ne, ten kažkaip žalinti, aš gerai nežinau. Bet... Atskirai jau senai čempionatas vyksta, bet ir pati formulė, jinai pati labai daug daro, reiškia, kad saulės bateriją stato, tarp kitko šiek tiek yra ir Dakarė tų elementų, aišku, jų neužtenka, bet kaupiklių elementų. Tai va, aš dar tik tai trumpai pabaigti, tai yra... Aišku, čia reikėtų dar pasidomėti. Dabar viskas tai pakankamai šviežiai, dar šiemet tas Dakaras neįsivažiavęs gerai, bet berods čia keletos metų bėgyje, čia visai arti. Yra taip, kad prioritetiniai vairuotojų sąrašas yra toks, kur Dakaro organizatoriai įtraukia dalyvius į prioritetinius vairuotojus. Dėl įvairiausių dalykų, dėl jų rezultatų, ten žodžiu nėra tokio vieno konkretaus rodiklio, kad tu čia esi ar ne, jie ten žiūri kiekvieną individualiai. Ir tas prioritetinių vairuotojų sąrašas nuo ten kažkelintų metų galės startuoti, bent jau čia praeitų metų žinios, tai tikrai tik alternatyviais automobiliais. Jo, tai jie bus pirmieji, kurie ten turės šitai padaryti. Nu tai va, ir ten prasideda, jeigu daugiau pasiklausai, kas šneka žmonės, kas dabar važiuoja, tai jeigu jau dabar Dakaras yra išbrangęs labai stipriai tam, kad ir labai stipriai susportiškės, nešnekant apie kokius nors klasikus ar ne, kurie yra, kaip turbūt galima sakyti, kaip atskiras Dakaras Dakare. Tai vat kalba, kad kai ateis alternatyvūs dalykai, tai tada ten tos sumos ten privačioms komandoms jau gali būti ir mažiau įkandamos. Tai vat čia įdomu, vat čia žiūrėsim iš tos tokios, sakykime, virtuvės. O vat man iškart klausimas apie tos dalyvius, sakykime, paskui vis tiek grįšim prie to, kad truputį ir tokį įžangėlę padaryta planai, kas tai Dakaras, bet vat apie atranką, įsivaizduok, pinigai, aišku, lemia tai, kad, ne visi duoda paraiškas, bet įsivaizduokim, kad ant tiek pagerėja pasaulyje gyvenimas, kad visi turi bet kiek bitkoinų ar ko tenais ir tūkstančiais paraiškų vis tiek yra, ar yra taip, dabar aišku, gal tiksliai neatsakysi, bet tikriausiai yra kažkoks limitas, kada jau nebepriims paraiškų, pavyzdžiui, 500 motociklų, nebesutilps. Kol kas tai labiau atvirkščiai. Būna, kad pavyzdžiui, keturatininkų ten mažėja. Ir aišku, kita vertus sako, kad jie ir truputį patys bando tą klasę uždarinėti, nes dabar su tais bagiais išpopuliarėjo. Bet žodžiu, grįžtant prie klausimo, tai yra buvę Dakare dalyvių tikrai gerokai daugiau negu yra dabar. Tai jau ten, tarkim, ta populiariausia automobilių klasė, tai jinai yra tikrai toli gražu nedidžiausia iš to, kas yra buvę. Tai aš manau, kad, tai būtų, be to, tai paraiškos paraiškom, bet nesu 100% tikras, kaip yra su klasikais, bet į kitas kategorijas, negalim, mes atėjome ten važiuoti. Netitinki kvalifikacijos. Tai tu turi be abejo ten savo, aišku, mašiną turėti, dar kažką. Tai mašiną turėti taip, bet tu turi turėti licenzijas, tu turi būti sudalyvavęs atitinkamam kiekį nacionalinių varžybų, tam tikram kiekį tarptautinių varžybų, kurios atitinka tam tikrus reikalavimus, ir tada, kai tu surenki štai šitos dalykus, tada mašinos yra jau ten kiti dalykai, be abejo, jinai turi atitikti techninį reglamentą. Bet iš principo, kaip formulė, čia buvo nuostabu, kad šiemet sutiko 11 komandą įsileisti, ten labai jau spardėsi. Tai iš principo, kai ten tiesiog, šiaip pagal taisyklės nedaugiau 12. Tai čia tų ribų kaip ir nėra ir eikit kiek norit, tik atitikit, turėkit licenciją, turėkit pinigų, žinai. Taip. Tai čia artimiausių metų nėra. Taip. Čia kol kas nėra tos problemos tikrai, nes visos gamyklų, kiekviena kategorija, mano supratimu, iš organizatorių pats didžiausias tikslas, noras, gal nebūtinai tikslas, noras yra pritraukti daugiau gamyklinių komandų. Dėl to, kad ten yra jau visai kitas lygis ir visai kiti pinigai.
startinis mokestis susideda iš labai daug dalykų, nėra, kad atvažiuoji kažkiek tai eurų ir pirmin. Tai yra mokestis už kiekvieną tavo transporto priemonę, už kiekvieną žmogų ten esantį, už kiekvieną žurnalistą ir dabar šiemet aš šito konkrečiai ten nežiūrėjau, bet ir prasideda toliau, tu nori pavyzdžiui filmuoti, atsisėdęs vakare pašnekėti su savo gerbėjais ar ne, YouTube. Gali tik tai, nežinau, ten 5 minutės ar kažkas tai tokio. Kitaip vėl mokėk mokestį. Tu nori onboardą savo įsidėti, mokėk mokestį. Bet mes tai nemokėsim dabar, aš taip suprantu. Ne, mes nemokėsim, jo, mes ne iš ten. Ne, kas iš bivako, tai irgi, tai žmonės stengiasi visaip. Kiti kerpa ten trumpais, kiti šneka iš kemperių, dar kažkaip. Bet trasoj, kai stovi trasoj, dikumoji, tai tu nemoki jokių pinigų, ten jau tu filmuok su telefonu kiek. Ne, tai čia gerbėjai, tie visi. Gerbėjai. Jo, fanai, atvažiavę. Jo, tai tie taip, bet koks yra dalykas, bet jie negali į bivaką ateiti, jie gali prie tvoros. Tai matai, leidimai turi turėti. Taip, važiuoja, ten nėra, kad bet kas įeina. Jie gali, aš tiksliai nežinau, kaip yra su starto finišu, bet prie starto finišo tai ten galima prieiti. Kadangi pats gyvai dėja nesu buvęs, tai prie starto finišo gali prieiti palaikyti. Bet paskui yra tas pravažiavimas ir tada į bivaką, tai ten, pavyzdžiui, interviu, tu nepaimsi taip patie. Trasoje tai niekas nesusto. Buvo motociklininkas. Prie Lietuvos vėliavos. Bet žiūrėk, bet tai gaunasi taip, kad jeigu aš taip sugalvoju, nuvarau į Dakarą ir aš praktiškai tik galiu smėlyje ten juos filmuoti, vėliavą iškėlęs tikėtis, kad sustos, arba padėti baciuškai nurėdėjusi ratą ieškoti. Bet į bivaką aš nepateksiu. O kur tada man smėlį nakvoti? Tai čia yra žmonių, kurie organizuoja ten ir ne vienus metus. Koks ten tai... Testuras. Žodžiu, yra kas organizuoja, kas ne vienus metus važiuoja ir jie tada galvoja. Pasirūpina. Ten truputėlį, už pinigus žinoma, bet ten truputėlį kitas yra toks vaibas gal pavadinti. Manau, kad rečiau ten būna, kad važiuoja kažkas iš kiekvienos vietos į viešbutį nakvoti. Aš mano įsivaizdavimu ten labiau toksai, tu dalyvauji, o paskui vakare prie laužo sėdi, kalbėsi, kažkur nakvoji, važiuoji dėl to, kad Dakaras juda. Tu nelabai kažkur. Jisai, aišku, irgi būna tų dienų, kai tu važiuoji iš tos pačios vietos į tą patį, yra tu. Taip. Bet šiaip iš principo jis judantis reikalas, todėl tu taip labai, tu toks irgi keliaujantis turi būti. Bet aš kai matau, sakykime, per kokius akmenis važiuoja, matom visi, tai jeigu aš su normaliu kemperiu, aš vis tiek ten turbūt yra ir normalesni pravažiavimai, aš galėčiau taip keliauti su paprastu kemperiu, būti tas sirgalius. Ar nelabai pravažiuoti? Kažkai ar su kemperiu būtų labai patogu, nes kažkur, aišku, yra keliai. Šiaip su mašina kažkokia. Bet vis tiek žmonės važiuoja džipais, nes tu gali keliais pasiekti, dėl to, kad turi būti apgalvota dar ir taip, kad tarkim šiemet ar ten pernai būna 4-5 tūkstančiai žmonių bivakė. Tai yra didžiulės organizmas. Ir jiem per vieną dieną reikia iškeliauti ir visiems pastatyti savo bazę su visais valgyklom, dušais, ten viskuo, administraciniam patalpom, gydyklom kitoje vietoje. Tai naudoja lėktuvus, sunkvežimius, visą kitą, bet vis tiek, jeigu tu padarysi bivaką visiškai skiliai, kur tu ten turi brautis per akmenis, vis tiek į jį be abejo kažkur bus kelias kažkoks normalesnis. Tai tie pravažiavimai, aišku, keliai yra, bet vis tiek, jeigu tu atvažiuosi su kemperiu ar su kažkuo, kas nelabai per smėlį gali važiuoti, tai tu neprivažiuosi prie kažkokios vietos ten, kur tau jau bus trasa. Bet šiaip turbūt, matyt, tas jau kas leidžia savo tiek nuvažiuoti, jis turbūt išsiperka tikriausiai ir tą galimybę į tą bivaką patekti, ar nelabai, ir ten jau ribos turbūt yra žmonių skaičiaus. Tai yra, bet čia tu turėtum, vėlgi, čia negaliu pasakyti tikrai 100%, bet mano supratimu, tu ten gali tik tai žurnalisto išsipirkti. Šiaip tokio klavinėtojo nėra, man atrodo. Vanaga, ar ne? O šiaip mes vis tiek tikiuosi, kad mūsų tie žmonės, kurie mūsų žiūri, nėra visai nežinantis apie Dakarą, bet vis tiek apie lenktynės, bet iš esmės tai yra kaip yra motociklai važiuoja,
ten jie pirmieji išvažiuoja, po to reiškia, kiek klasių yra motociklai, automobiliai, sunkvežimiai ir klasikai, tu minėjai. Klasikai, tai tipo tie, kurie kitaip jau važiuoja ir netgi trasos kitos. Tai apie tai kokie trumpai tokie apžvalgėlė, kas yra Dakaras. Tai jeigu trumpai, tai kas yra Dakaras? Tai Dakaras yra rally reido disciplina. Rally reidas yra, tai čia disciplina yra klasikinis ralis, ar ne? Aha. Tai rally reidas, ten formulė kažkas. O klausyk, man tada padėk suprasti taip, ar čia labiau rally reidas, aš kai tais dalykais nelabai ir domiuos, ar labiau ištvermės, ar orientavimosi čia sportas? Tai čia tos ir tas, čia yra orientavimosi ir ištvermės. Čia yra, aš sakyčiau, kad Dakaras yra kaip, toks ultramaratonas. Taip gal netgi sakyčiau. Jau ten praktiškai kiekvieną dieną veiki maratoną. Tai jeigu klasikiniam rally nėra, kad labai domiuosi, bet ten stenogramą susirašai labai tikslę ir tu nevažiuoji ten pusę dienos, 10 km greičių ruožas vienos dienos, tai mes čia galim turėti 400 km. Tai galima įsivaizduoti. Tai aišku, jų turbūt taip sunku lyginti, ten kitas gal aštrumas, bet čia vėl detalės. Tai yra rally reidas ir mano žiniomis pats ilgiausias rally reidas, nes ten yra ir kiti, yra ten Maroko rally, yra ir Šilko kelias, ir įvairiausios, tik ar vyksta dar šiemet, bet yra jų ir jie vyksta bet Dakaras vis tiek jisai laikomas, aš nežinau, čia turbūt taip sunku ant svarstyklių nepadėsi, bet čia taip kalba, kad čia sunkiausios varžybos, bet aišku ir dėl tos apimties, nors apimtis jinai truputį yra sumažėjusi, nes būdavo... Apimtis dalyvių? Ne dalyvių, o ir dalyvių sumelo, bet man atrodo irgi. Bet yra buvę ir ilgesni, dabar jis, man atrodo, dienomis yra šiek tiek sutrumpėjęs, 2 savaitės, bet man atrodo, būdavo net ir iki 3 savaičių, kai jisai išsitempęs. Bet jis vis tiek, jis yra rally reidas, jis yra toksai, kaip sakau, kaip ultramaratonas, praktiškai kiekvieną dieną įveikinėjai maratoną ir ten yra navigacija ir, bekelė, bet ten mažai bekelė, ten smėlynė. Bet procentaliai, tai jeigu aš visiškas glušas esu ir nesurandu punktų, esu kietas maratonininkas, tai aš netvyksiu finišą, aš nesurasiu nei vieno taško, aš turiu ir orientacininkas būti tam. Ir čia skirtumas nuo formulės, kad yra 2, reiškia vienas pilotas, o kitas šturmanas ir netgi jie, šiaip kaip tu sakėjai kažkada, kai kalbėjom, kad jie net abu skaitosi, pilotas, žinai, jis gali važiuoti irgi, jeigu tam pavargsta ar ten netyčia susilaužo. Taip, kiek žinau, pagal reglamentą gali keistis, tie, kas važiuoja ten dviese automobilinį. Jo, tai mano tas klausimas dėl orientavimosi, tai kai tu vis kalbė apie maratonas, ultramaratonas, man tas toks ištvermė, bet kiek procentaliai tavo galva turi dirbti, kiek tu turi mokėti skaityti, surasti kelią, nors galbūt ten svarbu vėžės yra ir varai pagal vėžės ir viskas. Ir taip ir ne, tai labai truputį šiek tiek grįžtant prie atgal prie to, kas yra, tai kas yra, tai rally reido disciplinos, vienas iš pasaulio čempionato etapas dabar jau tapęs kelis metus, bet aišku, daug kas važiuoja ir kaip į atskiras lenktynės, tiesiog tik į vienas lenktynės ir yra ištvermės lenktynės, ištvermės be abejo ir navigacijos lenktynės, kuriuose skirstomi automobiliai, motociklai, šiemet 4 nėra, automobiliai, motociklai, sunkvežimiai į atskiras kategorijas. Tai jeigu labai nusigilintumėm, tai dar yra automobiliai dar yra skirstomi giliau, yra ten T1 plus kategorija, yra T4, ta vadinama bus, dabar mačiau liktai tarp rezultatų, jie ten rašo stok, bet žodžiu, yra jau sumeluot, bet pagal techninį reglamentą ten turbūt yra tas pats reglamentas, bet ten yra klasė tokia, kad tu važiuoji vienas, be jokios pagalbos. Tu atvažiuoji vienas, tu ir tavo dėžė, tu gauni standartinę dėžę, į kurią turi tilpti tavo daiktai, ją kiekvieną dieną sunkvežimis paima ir nuveža ten, kur tu finišuosi. Tu važiuoji visą dieną, tada atvažiuoji į bivaką, išsiemi iš savo dėžės tai, kad tu turi atsivežęs, remontuoji motociklą, eini ilsėtis. Kuo vėliau atvažiuoji, kuo labiau sulaužai, tuo mažiau mėgiai. Už tai jie pirmi išleidžiami. Taip, už tai pirmi išleidžiami. Tai
mano supratimu, tai motociklai tai iš vis yra sunkiausia disciplina. Taip, nes vienas, nes tada tu reiškia esi ir navigatorius, ir vairuotojas, tai, o gelažninkų atveju tai dar ir mechanikas. Tuo metu, kai jisai laimėjo. Tai jeigu jisai ten važiavo, vėl ten bijau sumeluoti, nežinau, ten gal 30-tukė ar panašiai. Nu, bet čia galiu klysti, jo, bendrai skaičiu. Nu, tai čia labai kosmosas, tikrai. Ja. O šitą... Čia truputį mums transliacijos režisierius juokina mus, tai nieko. Tai va, nusimuša man mintis... Ir paminėjai apie, kad yra tapęs FIA etapu prieš keletą metų Tarptautinės automobilių federacijos. Tai, pavyzdžiui, apie saugumą kalbant, FIA kaip ir formulėje esam susidūrę ir patys organizatoriai, formulės savininkai labai rūpinasi saugumu, jeigu tik kažkas atsitinka, netgi pasirenkant ir projektuojant, žinai, trasas, jau turi atitikti FIA reikalavimus. Nu, tas saugumas yra toks, kad nei pilotam, nei žiūrovam neatsitiktų kažko netikėto ir ačiū Dievui pastaraisiais metais kaip ir to išvengta, bet aš kaip suprantu, Dakaras, nors ir tapo FIA etapu, FIA turbūt, nežinau, ant kiek jinai kišasi, bet turbūt irgi yra toks bendras reikalavimas saugumo, ar aplamai patys organizatoriai, bet šiandien, o čia vakar žiūrėjom, tai labai jau tai pavojingai, ir kiti komentatoriai sako, šiaip tas pavojingumas, tai tų tragiškų įvykių vyksta turbūt tiek žiūrovam, man net įdomu, ar žiūrovam pavojingiau, kurie ten neaišku patys kur stovi, ar pilotam, aišku, tie motociklininkai jiems dar sunkiau, nes praktiškai jie ne mašinai, ne rėmose, tai jiem tai dar daugiau traumų būna. Kiek atsimenu, tai neatsimenu metų, kad nieks nežūtų. O pernai buvo kas? Pernai berods irgi. Pernai buvo berods žiūrovas. Tu bendrai imi žiūrovas? Bendrai. Bet jo, tai tas reikalavimai be abejo. Yra reikalavimai ir vėl bijau sumeluoti, dabar ta FIA atvažiavo jau čia kurį laiką. Tai berods kažkas ten šiek tiek keitėsi, ar dabar yra atskirai, ar dabar viskas į vieną supinta, bet čia techniniai tokie klausimai, bet šiaip tai be abejo, ten labai yra techninė komisija, kur kiekvieną automobilį labai nuodugniai ištikrina ir turi praeiti, gauna antspaudus, aišku, ir dėl įvairių dalykų suvienodinimo, ten gauna plombas geriausių vietų ir taip toliau. Ir aišku, ir ten kombinezonai, šalmai ir visa kita turi atitikti pačius įvairiausius reikalavimus. Tai mano nuomonė apie saugumą yra tokia. Tai formulė yra paprasta, dėl to, kad tai yra aptverta teritorija, visi parodo savo bilietus, ateina, atsisėda ar vaikšto, tu gali aptverti tvorom, jeigu mažai gali antrą tvorą padaryti ir visi važiuoja. Kai yra išsitęsę per... nežinau, 5-10 tūkstančių kilometrų viskas, tai dykumos tu neaptversi ir kiekvieno nusikrapštančio nepatrauksi, tai nukenčia žiūrovai ir, aišku, nukenčia labiausiai motociklininkai. Motociklininkam prieš laikas greitina, tai nebepamenu, bet ten keletą metų atgal jie privalomai gavo Liemenės, oro pagalvės. Liemenės, oro pagalvės. Jeigu tu krenti, jinai išsiskleidžia. Geras. Ir saugo ten tave, tai dabar privalomai visi turi būti, nes be abejo, motociklų kategorija yra ta, kuri aišku, labiausiai žmonės pažeidžiami. Nes automobiliuose, kaip bebūtų, aš dabar tikrai nepamenu mintinai statistikos, bet be abejo, kad žmonės ten gerokai saugesni, nes tuose lankuose saugos ir tose sėdynėse. Žmonės apskritai sėdintis sportiniam automobilį, toj sėdyniai, žmonės negali judėti apskritai. Jie taip prisisega, jie gali judinti tik rankas. Jeigu, tarkim, važiavo šturmanas sėdi, jisai turi prieš save kelio knygą, planšetę ir dabar jam kažkas važiavimo metu, ta planšetė sugedo, jisai, kai kurie turi atsarginę, nori kažką perjungti ir negali.
Jis negali jos pasiekti. Jisai turi remote, pultelį su savo, ir jeigu jisai kitos tos planšetės neturi, jis jos nebepasieks. Jis gali tik per ištiestą ranką. Ta prasme, kiekvienas milimetras, centimetras laisvumo reiškia, kad jeigu dideliu greičiu važiuojant automobilis staigiai sustos, tu pats dar tą centimetrą keliausi iki diržo ir tau tai gerumo nepriduos. Turi būti. Tai, bet čia nesigilinant į tokias detalės ir aišku, kaklo apsaugos ir paskui šalmo prisegimo dirželiai prie sėdynės, kad dėl apkrovų. Motociklas viso šito neturi kaklo apsaugos. Motociklas be abejo šito, tiek neturi. Kaklo ten yra apsauga, bet, tarkim... Prie šalmo gal ten. Jo, prie šalmo yra dirželiai, jie ten turi savo pavadinimą, neatsimenu, kurie segami prie korpuso. Kad taigiai sustojus, ar ne? Galva irgi ribotai. Tau prilaiko galvą. Tai įvairūs dalykai. Jo, bet motociklininkai taip, kasmet būna lūžiai, kasmet būna kritimai ir neretai būna mirtis, nes be abejo, nors greitis vis labiau tampa ribojamas. Čia jau organizatoriai riboja. Organizatoriai taip, riboja greitį. Bet aišku, vis tiek yra ribos, nėra, kad jau ten... Kad įsivaizdavimui, girdėjau per reportažą šiemet, sakė, varau 100 km ar ant posūkio ir tiesiai nebežinau, atrodant tokio posūkio, sako, pro mane prašvilpė 160 km. Tai šiaip, jeigu iš tikrųjų teisingai supratau, jeigu važiuoju 160 dar netiesia linija, tai tikrai greitis įspūdingas. Tai greitis įspūdingas, dabar bijau sumeluoti, velnes nebeatsimenu, kiek ten tų motociklininkų greitis, gal 140, sakyčiau. Greičiausiai vis dar važiuoja tikrai automobiliai, tie vadinami, visureigiai, ten berods 160, sunkvežimio, aš sakyčiau 140. Tai čia tokį greitį vidutinį. Čia yra maksimalus. Tu čia maksimalus ribojimą, ne? Ir motociklų irgi yra mažesnis. Motociklų yra... taip, ne, kas buvo... 4. Jo, bagių mažesnis greitis taip yra. Ir motociklų irgi mažesnis greitis. Yra ten 130-40. Bet esmė, kad... Jo, ten netiek svarbu, bet taip, jie yra ribojami, bet aišku, pakankamas greitis nukristi ir kažkas sulaužti. Jo labiau yra akmenis. Tai va ten... Akmenyse, tai ten aš apie sunkvežimius, kai kalbam, tai padangų tas automobiliam, tiem jau standartiniam Ultimate, kaip jie vadina klasė, ta bendra ar kaip čia, tai labai dažnai su tom padangom yra bėdų. Tai motociklo turbūt irgi, tai tarp kitko, motociklasgi nesiveža atsarginių, tai kas jam tada, kaip jam su padangom? Jeigu pradurė viskas. Jeigu praduri viskas, jeigu mažas skylė, jie ten turi galimybių pasiremontuoti su savim, bet aišku, jeigu rimtesnė problema, tai tada viskas, tada tu turi... Stabdyti kažką, kad tave pravežtų. Arba, kad kažką pravežtų, tu gali laukti, būna, gal tu esi sustaręs su techniniu sunkvežimiu ir tenai turi atsarginių detalių, bet aišku, tada jeigu tu esi lyderis, taip, tai ten jau tau jau praktiškai išaukštai po pietų. O dar pabaigiant apie pilotų skaičių, tai motociklininkas 1, mašinoje automobilyje 2, sunkvežimėje 3, o klasikė kiek, o tarp kitko sunkvežimėje 3, tai 3 jau tas tipo mechanikas kažkoks. Jo, toks technikas gaunasi labiau, tai vienas vairuotojas, vienas naviguotojas, o kitas jis prižiūri techninius parametrus važiavimo metu, nes ten priklausomai nuo klasių, techninis reglamentas skiriasi automobiliam. Tai ten pavyzdžiui, tai 1+ kategorija Ultimate, ten jie dabar jau gali turėti, jeigu esi ne bagis, o 4 varomų, šitas tai 1+, tai tu gali dabar jau turėti oro stebėjimo sistemą. Oro ką reiškia? Padangose. Slėgio. Reguliuoti negali, bet jau gali stebėti. Tai reiškia, tu gali labiau pastebėti, kai pradeda leisti, taip toliau. O pavyzdžiui, sunkvežimis turi galimybę reguliuoti slėgį. Padangą. Legaliai. Taip, važiavimo metu. Tai va, tas technikas, viena iš jo užduočių, apart ten temperatūros stebėjimo ir panašių dalykų, yra dar reguliuoti slėgį priklausomai nuo važiavimo dangos. Ir be abejo, sunkvežimį reikia turėti omeny, kad vienas ratas ten turbūt 130-140 kg sveria. Ir jį reikia turėti omeny ne nuo taip žemai paimti ir ne taip žemai padėti.
Tai va ten rankos irgi nepamaišo. Ir nugarą. Nu taip, ir nugarą. O šitą, ką čia norėjau, dabar pats lenktynių pobūdis, jeigu, sakykime, šiaip įprastose mums ten, tarkim, formuliai vėlgi galim lyginti tiesiog, pradeda visi vienodu metu važiuoti ir yra aišku, kas pirmas, kas antras, kas trečias. Tai čia reiškia, paleidžia pirmą motociklininkus, po to mašinas, po to sunkvežimius, klasikai iš vis atskirai važiuoja, bet kalbant apie tos populiariausias, tai nesvarbu, kad tu paskutinis išvažiavai, bet ima laiką nuo tavo starto iki tavo finišo ir jeigu tu geriausiai jį padarysi, tai tu ir būsi pirmas tame etape, nors atvažiuosi tikrai ne pirmas, iš principo. Tik tiek, kad ir tarp kitko, pirminė visi nori važiuoti, nesgi specifika yra, anksčiau buvo, kad pirmas laimėjai prologą tą pradinę etapą, pirmas ir startuoja, bet pirmam yra blogai, taip vadinama šluota, tu nežinai, kur važiuoti, o kitas paskui tave naudojasi tavo, nes tarp kitko dar yra galimybė, žinai, žiūrėti ir tu rodai, kad kaip ten visi, ten pirmas dešimtukas, ar reiškia, kaip jie klaidžioja, kaip jie nesuranda, kur reikia pasukti, kiek laiko tu prarandi, nors ir krūtas esi, bet jeigu tu ar šturmanas nesuranda, čia daug tų dalykų, bet tai tas greitis tikriausia, tu gali būti paskutinis, bet taip paprastai nėra, kodėl paskutinis negali tapti nugalėtoju, kodėl taip nėra, kas ten atsitinka jau? Tai teoriškai gali, ta galimybė yra, jeigu tu, bet praktiškai, ką apie tas vietas, ne apie važiavimą. Praktiškai taip, kad taip, tu pradžiai prologą pravažiavęs, nustatai savo pasirinkį pagal rezultatus, pirmas renkasi pirmas, kur jisai stovės, tai aišku, visi renkasi patogias vietas ir niekas nenori būti pirmas, tai nenori būti pirmas dėl kelių priežasčių, nes tu išvažiuoji į tuščią trasą, aišku, nėra vėžių ir kitas dalykas yra trasa nepravalyta, kiekvienas automobilis pravažiavęs vis tiek jisai ten šiek tiek tą trasą, pravalo netgi. Aš tai galvoju, vėžės dar sunkiau per vėžės. Ne, per vėžės gal nesunkiau, bet atsiradusios vėžės, čia labiau vėžės navigavimo prasme, tai reiškia, tu važiuoji, dar matai ir vėžės. Tai yra ir gerai, ir nebūtinai, nes jeigu tu važiuosi paskui vėžės aklai, tai tu juk nežinai, ar tas pirmas navigavo gerai. Tai yra buvę ir būna visą laiką, būna tikrai, turbūt vos ne kiekvienam etape, kad vienas kitas ar grupelėm pasiklysta. Reiškia, kažkas važiavo, neberado kelio, klaidžiojo, o iš paskos kažkas važiavo vėžiam ir pasivijo tą priekį važiuojantį ir jau jie klaidžiojo dviese, nes gal tas antras, sakykime, netiek daug dėjo pastangų navigavimą, o naudojosi vėžiam ir jau tada jie bando surasti tą kelią. Tai, o dar grįžtant apie startavimą, tai taip, čia jie startuoja atskirom kategorijom dėl komplekso priežasčių, dėl saugumo, dėl, pavyzdžiui, motociklas važiuodamas, jisai palieka vieną vėžę ir aišku netokią plačią, dėl to, kad netokią gilę, netokią didelę, dėl to, kad jis pats yra lengvas, tada važiuoja automobiliai, jie išmala gerokai labiau ir aišku po sunkvežimių tai jau tikrai niekas nenori važiuoti, dėl to, kad ten jau būna kaip turi būti trasa. Tai yra dėl bet šiemet, tarp kitko, nemažai trasų, sako, taip aš gerai nežiūrėjau, kiek jų atskirta, bet nemažai trasų yra atskirta. Pavyzdžiui, motociklo trasa vienam etape skiriasi nuo automobilio. Reiškia, automobilis pirmas išvažiuoja į tuščią lauką. Tai irgi šiek tiek ir saugumo dalykas ir galbūt ir įdomumo, nes būna susiskundimų iš dalyvių. Jo, įvairių, nes paskui būna kažkam atsitiko bėda, jį pradėjo lenkti, tada jam sunku važiuoti ten motociklu tarp automobilio, o ką jau kalbėti, jeigu ten tarp sunkvežimių, ir taip toliau. Tai visi išvažiuoja ne vienu metu, visi išvažiuoja po vieną, tas vadinamas, ar būdavo vadinamas tas handicapas, vienas po, ten tarkim, pas 3 minutės, ten paskui tarpai mažėja, paleidžiamas ir matuoja jo laiką taip nuo starto iki finišo su atitinkamais checkpointais, bet jo. Ir tada... tu netgi finišavęs kažkelintas, tu negali žinot realiai taip, kelintas tu esi. Nes jeigu tu išvažiavai pirmas, tai ir tau nieko neatsitiko, tu atvažiavai,
ir, sakykime, visi važiavo panašių laikų, nu tai tu finišė matai, kad tu esi pirmas, dėl to, kad tu pirmas dar tik atvažiavai. Taip. Bet tas už tavęs, jis tarkim, startavo 3 minutėm vėliau, bet jis gali būti, kad visą tą distanciją įveiks, per laiką. įveiks 2 greičiau negu tas pirmas, nu ir jo, tai rezultatai keičiasi. Dar ilgą laiką, tai irgi yra specifika ir tai tikrai labai skiriasi nuo tas pačios formulės. Dakaro žiūrėjimas yra toks skaičių lentelės stebėjimas, ieškojimas. Ir tu nežinai iki vakaro, nežinai... Nu, tai prasme, tu gali, yra žemėlapiai, yra checkpointai, laikai, ilgainiui truputėlį įgundi, bet to yra žmonės, kad kai dabar taip Dakaras išpopuliarėjo, kas komentuoja, medijos komandos daug duoda informacijos. Bet šiaip tu gali matyti, yra žemėlapiai, kur tu, pavyzdžiui, matai, kad, nu, tu akivaizdžiai matai, kad kažkas stovi. Nu, tai stovi, tai čia jau reiškia kažkas yra. Tai jo, tai šitas skiriasi tikrai ir jo, ir tas bendras rezultatas čia yra gerokai daugiau dar ir strateginių dalykų, nes didelės komandos tikrai jos dar labiau strateguoja ir gal nėra toksai tiesiog lėkimo. Nu, pavyzdžiui, aišku, formulė irgi yra strategijos, be abejo. Ten kitokia. Bet kitokios, taip, bet ten vis tiek yra daugmaž viskas ten labai apie labai lėkimą, taip sakant, apie visišką greitis, aptakumas, aerodinamika. Jo, ten tu kaip ir, nu, čia nebūtinai, ką prieš tai apie tą, kad tu, jeigu matai, kad tu išvažiuosi kitą dieną pirmas, tau nebūtinai bus palanku, tu nebūtinai norėsi finišuoti pirmas. Galbūt tau apsimoka nusimesti truputėlį laiko, nu tai tokie žaidimai vyksta. O dabar dėl lietuvių vis tiek populiaru, nes, žinai, aš dabar kaip pagalvoju, Le Manas yra daug tų lenktynių pasaulyje 24 valandų. Ir, nu, Le Manas populiariausias. Teko man vienose sudalyvauti, gal dėl to populiariausias. Laimėjo? Nesudalyvauti kaip žiūrovai. Bet sakykime, Dakaras, nu, jisai tarp lietuvių, nesuprantu kodėl. Aišku, iš kitos pusės mes turim savo Le Maną. Turim 1000 kilometrų Palangos lenktynės, gal tai kažkiek yra ta satisfakcija lietuviams, viskas čia vietoj, bet aišku, čia ne kiaurą parą, nors aš kažkada galvojau, galim ir Palangoje kiaurą parą važiuoti, žinai, ir kviestis, bet mano klausimas yra toks, grįžtant prie populiarumo Dakaro tarp lietuvių, tai dabar suprask, yra vieni sako 12 lietuvių, kiti 11, tai tas 12, aš supratau, čia yra tiesiog šturmanas, reiškia lietuvis, taip, bet pagal pilotą turbūt skaičiuoja Lietuvos komandas, tai yra 11-5 ten motociklininkai, trumpai komentarą, nes žala persėdo ant šito, tai reiškia, Juknevičius kodėl nevažiuoja, žinai, pirmas klausimas, žinai, kodėl manai, kad kodėl Dakaras tapo populiarus, nes tengi reikia daug ko turėti, pinigų, licenciją. Ir kas lėmė, kad būtent Dakaras tapo populiarus ir paskui pereiti prie lietuvių situacijos šiandien. Kas lėmė, čia turbūt labai kompleksinis dalykas, bet aš sakyčiau, kad Dakaro ta tokia legenda nuo pat jo pradžios, jinai traukė savo to, kai dar buvo Paryžius Dakaras. Tas toksai nuotykis, nu, jisai žmonės traukė vien dėl to, nes pradžiai buvo didelis nuotykis, kad ten kažkas sudalyvavo iš lietuvių. Va tokiose dideliuose varžybose sudalyvavo lietuviai, ten wow, kosmosas. Ir iškart patraukė dėmesį. Taip, nu, aišku, ten buvo tikrai buvo trumpas apžvalgėlės. O kas pirmas dalyvavo šiaip? Neatsimeni? Geras klausimas. Ar Juknevičius gal? Ne Juknevičius. Aš manau, kad tikrai ne Juknevičius. Kartą ar... Tas žurnalistas, kur žurnalistų tapo. Nežinau, nesu tikras, reikėtų jo. Okay. Bet tai tada buvo kažkoks tai džiaugsmas, kad va, ten pažiūrėk, ten per Eurosportą lietuvių automobilį pamatei 2 sekundės. Beresnevičius, prašau. Buvo, ar negali būti Beresnevičius. Režisierius mums duoda interneto, pirmas lietuvis, kaunietis Romualdas Beresnevičius.
Važiuoju. 95-ais dėl lūžusio motociklo rėmų. Ai, motociklininkas, jo, aš kažkaip pagalvoju iš karto apie automobilį. Gali būti, jo, Nu, gali tai va. būti. Okay. Negaliu pasakyti, bet ką aš čia sakiau. Po truputį Ai, pradėjo... nu taip, tai po truputį pradėjo, aišku, bet tada buvo tie laikai, aš taip manau, kad ten buvo labiau tokie, entuziastai labiau žiūrėdavo. Tai plačiai visuomeniai vis tiek tai nebuvo labai daug. Ir aš taip galvočiau, vis tiek čia turbūt dalis labai pritars, o kita dalis pasmerks, bet aš vis tiek taip manau, kad čia, aš prie tų labiau, kur manau, kad čia Vanago laikai, kai jisai pradėjo važiuoti, dėl to, kad jisai atėjo su truputį kitokiu mąstymu, priėjimu prie viso šito reikalo. Aš taip galvoju. Nes jis žiūrėjo ne tik tai kaip į nuotykį, bet manau, kad dar ir iš tokios galbūt marketinginės pusės. Vis tiek, ta prasme, logika mano supratimu yra tokia, kad jeigu nebus žinomumo, nebus rėmimo ir tada tu galėsi ir nutikiauti toliau, surinkęs ten po kažkeliasdešimt ar kiek ten tų pinigų, išvažiuoti, pasikapstyti smėlyje, grįžti, parašyti knygą, kai buvo sunku ir važiuoti dar arba nevažiuoti. Esmės tai va taip. Ir jeigu tu nori būti kažko ten pasiekti, tu vis tiek iš piniginės tie žmonės vis tiek pinigų, ta prasme, traukia, bet nėra tas pagrindinis, tu tiek nepritrauksi, vis tiek reikalingas rėmimas, o rėmimas ateina tik tai, kai rėmimui yra iš to naudinga. Tai reiškia žinomumas. Tai manau, kad jau atsimenat, kai pirmą kartą buvo vienas bolidas atvykęs į Konstitucijos prospektą Lietuvoje, buvo atvežtas ten. Tai va, ten jau kokie metai buvo, bet va, 12 Kulhardas. Tai jau tada Vanagas dalyvavo tame renginyje ir jis pristatė berods Oskarą, ten buvo Latvių gamybos pagamintas. Ir jis jau tada jau buvo, ne tik, kad atvažiavo, parodė labą dieną, o buvo pastatytas tramplinas, jis iššoko per trampliną, toks jau žmonėms iš karto. Bet aš ir neatsimenu, aš formulę, žinai, čia bolidą atvarė, žinai. Kažkaip visai neužsifiksavo tie dalykai, o jau tada jis pradėjo. Tai jau visai kitoks, negu kad tu atidengi tągi audeklą nuo savo automobilio ir sakai, tai jau yra kitoks. Jau tu sudalyvauji, jau interaktyviau, aš čia Vanagas, mano kažkas, jau įvaizdis iš karto atsirado nuo pat nepakytęs tą visą juodą spalvą. Toks matosi kitoks yra priėjimas. Ir tada, aišku, natūralu, kad žmonėms po truputėlį, kai tu, kita vertus, jis dar ką pakeitė, manau, kad labai atvirai pradėjo komunikuoti irgi pakankamai iš anksto apie visą virtuvę. Vieni ten sako, kad reikia, vieni, kad nereikia, čia to nereikalas, bet... Sutikčiau aš irgi. Ir tada, aišku, natūralu, tada kiti, tai nėra, kad jisai vienas čia tie padarė. Tai be abejo, tų žmonių nuopelnas ir kitų, jie irgi tai pradėjo daryti, mano suvokimu vis tiek jie pradėjo gal po to labiau. Ir tai po truputį augo. Ir kai dabar jau turim tokį žinomumą, tai aišku, žiūrint į dabar pasižiūrėjus į komandas lietuvių, kokiais važiuoja Gazoo Racingas, X-Raidas, komandos yra top komandos, pačios top komandos ir jie vienaip ar kitaip bendradarbiauja su jom. Ten vieni važiuoja X-Raide, Vanagas su Toyota, ten santykius turi labai, labai glaudžius. Kad ir tas pats Žalat išvažiavo, visi sutinka, kad jis išvažiavo į sunkvežimiais ne savo norų turbūt, o greičiausiai, kad nesurinko biudžeto važiuoti automobilių klasėje. Taip, šiemet persėdo į sunkvežimį. Aišku, tai gerai, turbūt geriau negu nieko, plus ten turbūt yra geros galimybės, bet irgi sunkvežimį su Derojus komanda, Derojus, irgi ten legenda Dakar. Bet šiaip tai, ką tu kalbi, tai rodo, kad šiaip lietuviai pakankamai vertinami kaip profesionalai, aplamai Dakaro bendruomenės ir pilotai, ir legendos, ar 4 yra, legenda tampa tas, kas 10 Dakarų sudalyvauja. Tai tas pats Vanagas, Juknevičius. Tai jie ir vertinami yra lietuviai. Čia kaip kažkas sako, jūsų turbūt Dakare daugiau procentaliai pagal gyventojų skaičių lenktynininkų negu kitų gal šalių. Nieks tos statistikos nevedė gal? Ne, yra statistika. Mes ten kažkur aukštai.
gal ne pirmi, gal antri, nes yra berods Olandai irgi pakankamai, jie ten be proto. Irgi varo. Ne, tai... Bet mes ten top 3, tai top 3, nu, tai visada, man atrodo, mes prancūzai, bijau sumiluot, man atrodo, mes prancūzų ir Olandų nelenkiam, nes prancūzai, aišku, bet prancūzai yra normalu, jie yra organizatoriai. Ai, tai čia Paryžius Dakaras, tai prancūzai organizatoriai. Bijau sumiluot, bet man atrodo, čia ta pati Hebra, kur Tour de France organizuoja. Dviračiai. Jo. Tai čia, dideli organizatoriai. Dideli. Renginius kaip turi būti. O dar man, žinai, klausimas, ar aš teisingai suprantu, kad kai FIA padarė Dakarą vieną iš etapų pasaulio ralio, reiškia, ir, pavyzdžiui, tas pats Baciuška, kuris jau Dakare, kaip tu minėjai, nemaža dalis dalyvauja vien tik, kad jis populiarus, sakykime, mes pasaulio čempo, nesekam visiškai nei patys, nei mums kas informuoja, bet, pavyzdžiui, Baciuška, jisai, suprantu, užsirašęs pasaulio dalyvauti ralio čempionate ir renka taškus, tai Dakarė, žinai, tada gaunasi taip, kad jeigu nebūtų įsitrauktas į etapą, tai Baciuška numotų ranką ir nebebūtų tokio motyvacijos rodyti kiekvienam etape, žinai, rinkti taškus. O dabar gaunasi, kad, tos lenktynės tampa įdomios vien dėl to, kad nors tau žiauriai nepasisekė, kaip šiemet Baciuškai 2 valandas, bet vis tiek jis toliau varys ir ar čia... Jo, tai čia reiktų turbūt grįžti prie pačios pradžios, tai yra, kad galima, vieni žmonės dalyvauja Dakaro ralyje, vienose lenktynėse. Ir kai jisai tapo taip rally reido pasaulio čempionato etapu, tai jie skatina, tai nuolaidas dar įvairiai skatina. Kiti dalyvauja visam arba dalyje, arba visam čempionate. Tai ir aišku, tas, kas dalyvauja, renka taškus bendrai per visą sezoną. Tai Baciuška jau tapęs kiek turbūt 2 kartus pasaulio čempionu, bet tai bagio klasė. Tai tas bičas. Tai aišku, jeigu dalyvauji, už kiekvieną laimėtą etapą tu gauni vėl papildomus taškus. Todėl, kad net jeigu tu praradai, nesvarbu kiek valandų, bet sugebėjai finišuoti, tai tau vis tiek apsimoka, ką aš nekėjom, vis tiek apsimoka minti ir laimėti tą vieną etapą. Ir aišku, vis tiek galutiniam rezultate rinkti tuos taškus. Kas važiuoja tik tai į vieną Dakarą, jo, tai tu dažniausiai, jeigu jau pasidarai klaidą lemiamą, tai jau taip, tada tavo Dakaras. Tu gali važiuoti, aišku, tu važiuoji, čia vėl labai žiūrint į virtuvę, rėmėjai, čia tada neaišku, kokie tavo... Logotipą turi rodyti visas 2 savaitės. Aišku, kita vertus, jeigu tu važiuoji tik Dakarą, tai tu ir dėl patirties važiuoji. Tai anksčiau būdavo, pavyzdžiui, jeigu tu nefinišuoji, tai ten viso gero, o dabar tik vėl nebepamenu, ar tik prioritetiniams vairuotojams, ar ne. Bet dabar yra dar džokerio teisė. Tai jeigu tu pirmoj varžybų pusėj tu nesugebė atvažiuoti finišą, taip sakant, tu nefinišuoji, tai tu gali pasinaudoti tą džokerio teisę ir po poilsio dienos berods gali važiuoti kaip experience, ar kaip vadinasi kategorija, reiškia tavo kaip galutiniam nebus, bet tu važiuoji, dalyvauji, ten, žodžiu, su visais rinkėsi patirtį, rodai logotipus ir visą kitą. Tai čia, žinai, pasakė džokeris, tai aš pikudamos teisėm galiu dalyvauti. Žiūrėk, kadangi norim sutilpti valandą, šiaip jeigu matysim, kad čia dar turime ką pasakyti ir dar galėsime padaryti tokį intro į visą šitą, netgi po, sakykime, lenktynių. Dabar mums gal ir nėra tikslo apžvelgti, kaip kas vyksta, nes irgi daug galima kalbėti. Tai dar trumpai, žinai, kas yra įdomu, man tokie paprasti dalykai yra. Formulėje jau senokai atmainytas kuro pilimasis. Kaip yra su kuro pilimas situacija Dakare, žinai, ir, sakykime, ir va tie tokie buitiniai dalykai. Aš važiuoju ilgai, ne 2 valandas, reiškia, kaip formuliai. Noriu važiuoti, tralelę, ar ką nors. Ką darau, pampersą užsitėjęs važiuoju, ar tiesiog sustoti kažkur. Va tie dalykai, sakykime, kuro pilimasis ir kaip ar jie tiesiog nedaro tokių. Kuro užpilimo stotelės ir ten poilsio kuro užpilimo yra. Aišku, bijau sumeluoti. Motociklam be abejo tikrai, ties jiem neužtenka kuro nuvažiuoti tokius atstumus.
dėl to, kad ten ypatingai kai kopos, tai kuro sąnaudos patys įsivaizduoja, tai tas yra nedidelis, o sūkiai dideli. Automobilių bakai dideli, jie ten turbūt 500 litrų. Bent jau Toyotas man pasakė, tai jeigu ten, pavyzdžiui, miniukas, kai buvo dizelinis, tai jisai ten šiek tiek ekonomiškesnis buvo, bet dabar jie vėl berods į 6 cilindrų turbo, bet turbo apskritai. Pavyzdžiui, Toyotas važiuodamas su atmosferiniais 8 cilindrais, jos, aišku, truputėlį, manau, labiau turi apetitą negu turbininiai 6 cilindrų, bet kuriuo atveju net ir jeigu ten šiek tiek bakas mažesnis, tai tikrai didelis, ta prasme, 100 litrų, sakykime, ten 300-500 litrų, tai jie turėtų nuvažiuoti. Aš negalėčiau pasakyti 100%, ar tikrai nebūna, tikrai nereikia visuose etapuose, kad nebūna nei vieno etapo, kur tikrai nepasipildo, bet sakyčiau, kad nesipildo. Kad važiuoja ir sunkvežimiai irgi, jie, kadangi... O sunkvežimis iš vis gali į savo tą būdą įsidėti. Ten būdoje turi ką vežti, bet taip. Sunkvežimiai irgi yra reglamentas, kad tu negali leisti, kad tas sunkvežimis svorį irgi reguliuoja. Žinai, paskui taps nebe sunkvežimis. Lietuviškų degalinių tinklą pasistatom Saudo Arabiją, žinai, ir šlangą išsitraukia. Ne visi važiuoja su kuru iš degalinės, kiti važiuoja su tuo vadinamu aviaciniu kuru. Tai, vėlgi, čia galima plėstis aviacinio kuro, ten skaičius didesnis, jisai geriau veikia, ten, tarkim, aukštikalnėse praradinėja gali automobilis su standartiniu kuru. Plus, vėl, čia aišku vėl niuansai, ten, pavyzdžiui, buvo Pietų Amerikai, ten vėl, sako, neaišku, tas kuras būtinai koks yra. Supratau. Tai, žodžiu, čia su kuru, tai ten kiti reikalai, o su tais įvairiais gamtiniais reikalais, aišku, kiekvienas sprendžiasi savaip. Tie, kas yra profesionalai, aišku, jie žino save, jie treniruojasi, jie žino save, žino kiek gerti, kiek valgyti, kaip reaguoja skrandis į maistą. Ir aišku, visada yra tie, kurie ten atvažiuoja nuotykiui. Nes, pavyzdžiui, profesionalas ar ne, jisai atvažiuos ten, tarkim, 4 valandas. Tai ir tiesiog pagalvoti, 4 valandas, nereikia jau kažkokio ypatingo didelio planavimo, kad tu gali. Tu tiesiog, tu iš principo pagalvoji, kada tau tą hidraciją reiktų palaikyti ir kada ne, ir susiplanuoji. Bet tas, kas važiuoja visą dieną ir jau atvažiuoja naktį, tai be abejo, ten jau kiti reikalai. Bet ten kaip pasakyti, kai tavo laikas skaičiuojamas valandom, tai sustojimas 2 minutėm, jisai kaip ir nieko nekeičia. Tai aš galvočiau, aišku nežinau, bet aš manyčiau, kad pampersų tai nenaudoja niekas. Būtent dėl to, kad pradžia šiaip ar taip suspėja atvažiuoti, o tiem labai toli, jiems tai esmės nekeičia. Taip. Ten sustoti, gal labiau būna sustoti ir tiem, kas pirmi, tai dėl jūros lygos gal. Pavemti būna. Kaip įdomu, važiuoja per smėlį, o jūros lyga. Jo, dėl to, kad kopos yra toks dalykas, ypatingai, kai saulė būna zenite, kai šviečia, nebūna šešėlių. Tai visai sunku įvertinti aukščius, nėra jokių daiktų, pagal kuriuos tu galėtum vertinti dydį, aukštį ir tu nuolat būni arba aukštyn, arba žemyn, arba šonu, bet netiesiai visą laiką kažkaip supiesi. Tai net patiem labiausiai patyrusiam būna, čia kažkada ir Baciuška berods, pernai ir užpernai jau ten atvarė, sakė, taip jau, sako, buvo. Jo, tai netgi, man atrodo, geria tabletę tą dieną, gerai, nebeatsimenu pernai. Ir jau taip vis tiek, truputėlį buvo jau į tą pusę. Tai, čia būna kas ypatingai, gal kas mažiau patyręs. Tai aišku, jau čia turi būti, kaip pilotas turi būti išsitreniravęs ir šitą. Jo, šiaip tai, manau, kad mes po truputį baiginėsim ir aš galvoju, kad čia neverta dabar leistis, nes vėl čia visai valandai pokalbių į diskusijas, kaip mūsų lietuviams dabar sekasi, kam įdomu tas žiūrite, bet aš manau, kad po šio mūsų video įrašų, jeigu turėsite žiūrovai kažkokių klausimų, kurie jums rūpi, tai
mes, manau, sutiks Tadas netgi ir po, tarkim, Dakaro tokia apžvelgti, reiškia, kaip sekėsi lietuviam. Galėsim dar vieną apžvalgą padaryti, jeigu matysim, kad yra poreikis, įdomumas, tai dėkui Tadai už tą tokį įsileimą, paspalvinimą mūsų formulistų kanalo. Svarbu, kad nerudai paspalvinta būtų. Pampersų neturim, šiaip tai noriu padėkoti mūsų jaunesniam krabui, kurio jūs šiandien nematėt, reiškia, kaip čia pasakyti, žydrosiuose ekranuose, bet jisai aktyviai darbavosi kaip technikos inžinierius. Šiandien mes kaip sunkvežimį, žinai, net nežinau, aš turbūt pilotas, kuris vairuoju patį tą, žinai, tu kaip šitas šturmanas viską aiškini, kur kas yra, kaip yra, žinai, o mūsų sunkvežimio technikas reguliuoja įrašą ir dabar žiūrėsim, kas gausis ir mums čia kelia rankas, juokiasi, bet tai va, ką, dėkui visiems žiūrėjusim, dėkui Tadai, dėkui jaunesnysis Krabi ir iki susitikimų ne tik galbūt prie formulės intro reikalų, bet ir gal Dakarą dar kokį kartą padarysim. Na gerai, ačiū. Žinoma, galim bandyti, jeigu tik tai kažkam įdomu. Mums tai įdomu, mes šiaip ar taip žiūrėsime. Nu ką, tai pergalė bus mūsų.